Privet, pacanas. Kaip tu ten Lietuvoje laikais? Neblogai, išgyvenam. Išgyvenam. Tai kur neišgyvensi? Svarų kaip šieno prisiusta. Priėmė! Jis išpailynai mane! Mane į dizainerių konkursą! Matengas! Nerealu, super! Negaliu patikėti. Aš žinau, kur tu tos pinigus padėjai. Senai su savo redaktorė pratratinai. Taip, pratratinau, visus iki vieno aš taškiau. Ką tu galvoji dabar lengva gerą knygą parašyti? A mokytoja klausimą galima užduoti? Galima. Gerai, klausyk. A tiesa, kad Salomėja Nėris gyvena karsto formos kambarį? Aš skaičiau. Aš tau sakau, Nusišypsok man ir baimė dings, prieiki arčiau ir apkabink. Laimę pasieksim kartu, mūsų žvaigždės danguj, tik tau ir man. Dukros prieš pusę metų mane atleido. Jis nieko nesupranta. Jis visiškai nieko nesupranta. Monika. Čia mano gyvenimas, čia lynas, čia mano draugai ir aš tikrai niekur nevažiuosiu. Niekur. Monika! Monika, grįžk! Monika, palauk, prašau. The flight is operated by Air Baltic. We kindly ask you to present your boarding pass. Galvoju ir apie migracijos mastą. Ne kaip apie ekonominį reiškinį, o kaip apie žmogaus ir valstybės santykį. Ekspertas didelę migraciją vadina sergančios visuomenės simptomus. Tačiau vis daugiau Lietuvos žmonių jam ryžtasi. Tai yra, mes netekome kaip viso Mažeikių miesto gyventojų. Žmonės kodėl išvyksta? Sunkmečio pasekmė. Glasdaloj įsėtsavo. Bet juk šalyse, į kurias išvažiuoja mūsų tėvai. Galvoju, kad ten gal susikroju savo ateitį. Ten man kažkaip šviesesnė ateitis negu čia. Nes čia tai jokių karštų.